Tai kur jis yra? Apie ką? Apie ką? Apie tą pajacą. Tai gal dar nueit paklausti, gal ponas turit minutėlę pasikalbėti su mumis, gal skirkit ir mum dėmesio? Kažkokias nesąmonės čia tu kalbėt. Kokias nesąmonės, nu? Tai jis mums dirba ar mes jam? Jis nežino, kad mes atvažiavom. Ta prasme. Sveikas. Atvažiavom išeik. Tu nenorėjai man pasakyti, kad jis nieko nežino? Klausyk, merkintai, tu čia mane kritikuot pradėjai? Aš nekritikuotą pradėjau tiesiog strateguoju. Tavo ir mano strategija dabar yra giliau šiknoj. Ir baig čia kalbėti nesąmonės. Nenervuok manęs. Ateina. Nu, sveiki. Taip netikėtai. Neprireikia. Ta prasme, neprireikia. Kanalas susidarė. Nu, tai kalbėkit, kas buvo. Valymas buvo. Pasodino, uždarė kažką. Kas vyksta? Žaidimas tik prasideda. Niekas nesibaigia. Bet klausimas svarbiausias, ar tu su mumis? Ar aš su jumis? Iš mano pusės tai nieks nesikeičia. Nu, džiugu girdėti. Tai gerai, kitą dieną pakalbėsim. Turim čia su merkintų reikalų. Dėl barono kas nors gal girdėt. Dar neišplaukė. Kiekvieną dieną tikrinam suvestinės. Atsiprašysiu. Tai ko norėjau? Gražino? Kodėl? Kanalas užsidarė. Ta prasme užsidarė. Nu, va taip ir užsidarė.
Duona sudžiūvusi. Tai čia baigėsi. Rytoj vis tiek važiuosiu užsipirkinėti. Ir šiaip primiršai, nes niekas duonos nevalgo. Mano tėvas viską su duona valgė. Net pienišką sriubą. Sykį gėriau kefyrą ir gavau per galvą, kad be duonos. Jo, sunkus laikai, sunkus papročiai. Valgyk. Na ką, važiuojam? Tai kad jau suvažinėjom. Kodėl be manęs? Tai kad geras Aivaro pažįstamas. Ką čia tave trukdysi? Įdomi iš čia. Visada buvau reikalingas, o dabar be manęs. Tik ko pasikvietėte? Henrikas mus kviečia. Ko jam reikia? Nuvažiuosim, sužinosim. Tai važiuokit be manęs. Jeigu tavarą galit be manęs vežti, tai kam aš ten reikalingas? Atvažiuosit, papasakosit, kas per bėdas. Baig šikaliojęs. Atsibodo. Duodu zvaną, kad atvažiuoja. Tegu šašlykus kepa. Alio. Gerai, laukim. Ne, pirties nekūrėm. Mergų irgi nebus. Pasėdėsim, pakalbėsim. Gerai, laukim. Aš nesuprantu, kodėl mes taiga nereikalingi, ką? Šis tu žinai, kad šitą kanalą uždarė? Čia gal pats Šerkys mus nori per bortą mest. Nemanau. Sakė, žaidimas tik prasideda. Pamatysi. Bus čia vaizdų. Negerai. Žiauriai negerai tokius gerus taškus prarasti. Aišku, jeigu Šerkio stogas nuplauks, tai irgi. Mokėsim ir stoguos. Kur jis dings? Klausyko, kam tu čia Grantą pasikvietei? Kraftas nenori rankų taip. O Aivaras pats, žinai, nei jis ten normaliai paspaus, nei jis ten ką. Susifeilinti ant 200 gabalų nebūtų labai gerai. Reikia išsiaiškinti. Nemanau, kad prisipažins. Norės gyventi, tai prisipažins. Aš Kraftui aiškiai pasakiau, kol neuždarysim šito klausimo, pirmyn nejudėsim. Tai va, šiandien ir uždarysim. Einu mėsos atnešiu.
Atnešk porą los, jeigu gali. Nu kas aš tau tarnaitė? Pats atsinešk. Aš einu į kubilą. Kasti. Atnešk viskį, ten dūmų pilna. Žiūrėk, jeigu Grantas darys nesąmonės, šauk į koją. Rimtai. 100% Granto darbas. Painkš ir prisipažins. Bijo jisai manęs. Kaip jis tada išgyveno, nesuprantu. Mistika kažkokia. Jo, bet jis tikrai viską neiks. O mes tada įrodymus ant stalo. Kokius įrodymus? Tu galvoji, tie, kas bombino, neturėjo telefono? Šarkė paprašysiu ir atkapstys, kas aplinkui trainijos. Akistata, pinigai ant stalo. Kasti. Ką? Tu ką, telefoną buvai pasiėmęs? Nu, ką? Taigi pagal telefoną tave susekt gali. Vaik, tu kas užsims tokiam nesąmonėm? Nu, tikėkimės. Mėsa dega. Kas tau yra? Užgliučino, svajoklį tu. Viskas gerai, tiesiog. Nepatinka Razborkės tarp savų. Klausyk, ten, kur pinigai, ten visada yra Razborkės. Šveduose dar kai dirbom su Lenkais. Parėjo tipo konteineriai su bananais dėžėse, koksas. Kažkaip vėlus vakaras jau buvo. Sako, mai, važiuojam ryte susitvarkysim. Varom, Kristis sako, blema kažkai negera nuojauta, reikia grįžti. Nu, ką tu savo galvoji? Parvarom. Ja perdolė. Teres bendži sama hodove. Konteinerį atidaryti lenkiuko jau tvarkosi. Tai ką jūs? Tai ką, mes kraujo buvo. Bet ne mes pradėjome. Pats paduosi. Rankos nenukris. Nu, va. Kaip restorane. Restorane. Geriausiu atveju kebabinė. Pati tu kebabinė. Atvažiavo. Ką steikį leisi pro vartelius?
Kokią progą susirinkot? Šiaip, apie orą pakalbėsime. Įdomu, šiemet snigs per kalėdas, ar ne? Supratau. Sveikučiai. Sveiki. Sveiki. Madam. Gėrimai problemų neišsprendžia, ne? Bet pasimiršti padeda. Sėskis, ko čia stovi. Duona šviežia. Aišku, šviežia. Pati kepiai. Nu, tikrai. Iš parduotuvės. Greta, eik įsipilsi dar vyną, gerai? Su malonumu. Nu ką? Pradėsim nuo blogų naujienų.